Labadiena, mėlyjeji Zaborės naujienos žiūrovai. Esu priversta įrašinėti specialų epizodą, reaguodama į šiandien viešojoje erdvėje pasirodžiusias naujausias žinias. Neatsitiktinai, sekmadienį paskutinio Zaborės naujienos epizodo viršelyje atsirado Vigilijus Jukna. Dar prieš šiandien viešai pasirodžiusią informaciją turėjau daug žinių apie senas korupcinio pobūdžio uodegas, lydėjusias jį dar nuo darbo žemės ūkio ministro laikų, kai jis priklausė darbo partijai. Ir šiandien, po tiek metų, kai jau visi buvome praradę tikėjimą, matydami nusivylimą ir tokių bei panašių asmenų galią šalia premjerų, pasirodė netikėta žinia, teikianti vilties. Pasirodė informacija apie ES pinigais finansuotus mokymus, kurie vyko tuščiose salėse. Kalbame apie 100 000 eurų iš tų pačių mano epizoduose minimų ES milijardų, kurie oficialiai skiriami Lietuvos regionų atskirties mažinimui. Vigilijaus Juknos schema atrodo labai paprasta. Dvi įmonės, viena susijusi su valstybinė institucija Vytauto didžiojo universitetu, kur Jukna užima aukštas pareigas, kita tiesiogiai susijusi su pačiu Jukna, gauna virš 500 000 eurų ūkininkų konsultavimui. Tuo metu daugelis paprastų ūkininkų apie tokias konsultacijas ir įmonės net nėra girdėję. Tikiuosi, kad tyrimo metu teisėsauga nepatingės ir pakalbins konsultuotus kabutėse asmenis. Ir labai simboliška, kad prieš kelias savaitės iš kito buvusio kolegos, Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus, jau girdėjome legendinį pasiaiškinimą užtemo protas. Todėl natūraliai kyla klausimas, koks pasiaiškinimas bus iš Vigilijaus Juknos šį kartą? Kiek dar tokių užtemimų Lietuva matys? Kiek dar milijonų ir milijardų turi pereiti per siaurų grupių rankas, kol kažkas pagaliau prisiims realią atsakomybę? Regionuose viena didžiausių atskirčių Europoje. Paprastiems žmonėms keliami mokesčiai, aiškiname apie taupimą ir būtinybę susiveržti diržus. Bet kai kalba pasisuka apie politinius tinklus, lobistus ir milijoninius projektus, staiga visi nieko nebemato. Valstybė negali būti griežta tik labiausiai pažeidžiamiems, užmerkiant akis prieš tuos, kurie metų metais sukasi prie milijonų. Nes tada žmonės pradeda prarasti tikėjimą ne tik valdžia. Jie pradeda prarasti tikėjimą Lietuvą. Ir tai jau pavojinga valstybei. Apie tai ir daugiau mano paskutinių savaičių epizoduose, kurie sulaukė 100 000 peržiūrų Facebook, tačiau dabar noriu padidinti YouTube kanalo Zaborės naujienos peržiūras. Todėl kviečiu prisijungti ir pažiūrėti temas: išdalinta Lietuva, žemė, miškai, milijardai, ES parama ir žemvaldžiai. Ir Starkevičiaus milijardai, lobistai ir valdžia. Nuorodos komentaruose, jeigu jau pažiūrėjote iki galo, paspauskite patinka, pasidalinkite įrašu ir parašykite komentarą. Visa tai leidžia man kurti naują turinį. Kuo daugiau žmonių pradės garsiai kalbėti apie tai, kas vyksta, tuo sunkiau bus svarbius sprendimus priimti už uždarų durų ir tyliai dalinantis mūsų visų Lietuvą. Gražaus jums vakaro.